Prasideda 14 diena ir iš Neuekircheno važiuoju į Alpes, šturmuosiu pirmą viršūnę, preliminariai 86 km, bet gali būti ir daugiau, nes po tos viršūnės bus nusileidimas, tai viskas priklausys nuo to, kaip aš jausiu, gal važiuosiu ir daugiau, gal važiuosiu iki kitos viršūnės, kad vėl iš ryto imti viršūnę. Tai va, tai planas toks, poilsis geras, nusiteikęs, kaip aš nusiteikęs, su nerimu ir viltim žiūriu, nes vakar tos menami 400 buvo 300 kažkaip faktiškai, tai pakankamai lengvai vakar. Nuo šiandien laukia dar 600-700 metrų sukilimas. Tai matysiu. Tikiuosi, man viskas pavyks. Ramiai nusiteikęs minti kalną, nesižudyti. Tai nevaryti pilną gazų, pasitaupant, tai matysiu. Turėčiau po 2 valandų būti jau kalne. Gal po 3. Kažkas tokio. Bandysiu dar ir pasimėgauti procesiukų, apžiūrėti aplinką. Tas Neuekirchenas iš tikrųjų iš vieno šono atrodė toksai didelis miestas, o dabar važiuoju arčiau centro, su tokiom mažom gatvelėm. Labai nuostabu. Toks mažiukai nameliai, kanaliukai, arčiau upės praustai, tokie kaip kanalą. Bet labai fain. Nu, kol kas 10 km nuvažiavęs, tai nejaučiu visai jokios šeikalnės. Ir visai fainas toks miško takas. Visai smagu. Koks geras tiltukas. Nelaukia. 5 procentų įkalnė, 8,8 km. Nu ką, važiuojam? Važiuojam, Džesikutė. Reiks laikyti. Va, kur geltona jau tai bus šilta, o kur raudona tai bus labai aštru. Nu ką, sukilau 450 metrų jau. Bendras aukštas virš jūros lygio 820 kažkur metrų. Liko dar porą šimtukų ir būsiu kalno viršūnėje. Nu, sunku momentais, bet nėra taip blogai, kaip tikėjausi. Darbą. Esu kol kas aukščiausioje vietoje, kilometro aukštyje, kur išvažiavau su dviračiu, aišku. Va, toks vaizdas aplinkui. Jau po biškį pradėjau leistis, dėl to ir sustojau pasižiūrėti. Kurgi aš? Nu, vaizdas nuostabus. Įkalnė nebuvo tokia baisi, kaip atrodė iš pradžių. Aišku, buvo vietų, kai reikėjo pakapoti, bet nestojau. Variau ir variau. Nerealiai. Oras toks geras, toks gaivus, tai upelė aplinkui teka. Taip šilta, bet ir taip kažkaip kitaip. Nu, kaip kalnuose. Kas buvot kalnuose, žinot, kaip kalnuose. Nuostabu. Jėga. Pasirodo, biškį per anksti pasidžiaugiau. Dar. Nežinau, kokia čia didžio tai kalnė. Labai stati. Viskas traška, braška. Žemiausias bėgis. Tikės labai nedaug liko. Koks 100 metrų. Jau dabar viskas. Jau dabar tikrai viskas.
Užvažiavau į kalną. Pasirodo, ten ne visas dar buvo kalnas, dar buvo biški likę. Tai va, dabar jau įveikiau ir pasiekiau Semering kurortą, taip suprantu, slidinėjimo trasą. Keltuvai va dirba. Dabar su Donhilas varinėja, turbūt nuo kalno. Įdomu. Saulutė taip gražiai leidžiasi, šviečia, baiginėjasi mano 14 diena. Šiandien nakvosiu Leobene, liko čia nedaug kilometrų iki 10. Labai džiaugiuosi tuo įkoptų kalnu, į kurį įmynėm su Jessica. Tai buvo tikrai, atrodė, baimė buvo didesnė negu realybė, negu iš tikrųjų iššūkis. Tai pradinis planas buvo miegoti, stoti biškį anksčiau, bet pažiūrėjau, kad čia visai tokį 100 sukilti daug šiandien būtų geriau, kad rytoj mažiau reikėtų. Tai miegosiu prie Rytdienos kalno, tam Leobene. Tai diena buvo labai faina. Iš tikrųjų, į pabaigą čia žmonės pradeda pypinti važiuodami. Pradžiai nesupratau. Paskui tiesiog linkis sėkmės, jaunimas privažiavo su BMW, atsidarė langus, sako, kiek tu važiuoji? Sakau, 1500. O kur varai? Sakau, Portugalija, tai kiek čia dar liko? Sakau, dar 4,5. Wow, sako, šaunuolis, sėkmės. Paskui dar kad pravažiavo jie, papypino, palaikė. Ir taip kažkaip duoda tos energijos. Tai malonu, tas palaikymas. Tai va. Tokia ta diena, šiandien bus, vietoj planuoto 86 bus kažkur 96. Tai 10 kg plius. Ir rytoj pagal pradinį planą buvo 86, manau, kad kalsiu irgi apie 100 prie jau 3 kalną, kad stot nakvoti. Ir poryt 3 kalną imti. Ir kažkur antradienį jau turėčiau pasiekti Italiją. Tai va, apie tolesnius planus papasakosiu rytoj. O, pataikiau metalų koncertą. Briukandermur miestelėje Koncos metalo miesto aikštėje normaliai.